Noriu pasidžiaugti, kad mes gyvenam labai geroj klimatinėj juostoj. Todėl, kad galim džiaugtis visais 4 metų laikais. Matom pavasarį, matom žydinčią vasarą, matom bręstantį derlių. Ateina žiema, taipogi jinai būna laukta. Bet šiandien mes jau pavargom nuo jos. O pirmi pranašai pas mus yra gėlių daigai, kuriuos jau mes šiandien ir norėsim pasimokyti sodinti. Taigi, ko mums reikės? Visų pirma, pas mus yra gausybė įvairiausių paruoštų gruntų įvairiem gyvenimo atvejam. Galime naudoti visiškai paruoštą osmokauto substratą. Šitas substratas yra su ilgaveikėmis trąšomis ir nebūtina daigelių tręšti pasodinus. Todėl iki sekančio persodinimo, o persodinimas į pastovią vietą pasibaigus šalnom bus, tai reiškia, tuos porą mėnesių ir galėtume netręšti, nes šitos ilgaveikės trąšos atsipalaiduoja per 2 ir daugiau mėnesių. Jos yra želiniam apvalkale ir tas apvalkalas nepraleidžia iš karto visų trąšų. Tačiau drėgmė suardo palaipsniui ir augalas gauna dozuotą dozę trąšų. Galima naudoti specialiai balkoniniam gėlėm paruoštus substratus. Jie yra lengvesni ir jau į juos sodinant reikėtų panaudoti biohumusą gryną arba biohumuso mišinius. Net ir daržovės, kai sodinsite, nepamirškite biohumuso įmaišyti. Ar į lysvę, ar į lovelius, dabar, sakykime, svogūnai anksti prasideda, tai irgi galima naudoti. Taigi, praturtinam, sakykime, šitą gruntą šituo, jeigu negalim prasinešti ir sunku šitas maišas. Ir tada pasirenkame vazonėlį. Dabar vazonėlio pasirinkimas. Turime jų begalę įvairiausių, kaip matot, susideda kaip matrioškis. Va. Ir lygiai taip pat su pakabinamais. Tačiau palangės pas mus dabar ribotos yra. Ir reikia galvoti, kad tam vazonėliui, tam augalui, to vazonėlio užteks, sakykime, iki persodinimo į pastovią vietą. Todėl naudokime mažesnius dabar, o kai persodinsim į didesnę talpą jau į pastovią vietą, tai jisai bujos ir toliau. O šiuo metu tikrai užtenka, sakykime, jeigu mes imame juostuotąją pelargoniją, labai mėgiamos gėlės, pelargonijos aplamai geras augalas, todėl kad galima sodinti pietinėje pusėje, ne taip bijo sausros, mažiau geria, lengvesnė priežiūra yra. Tai šitam daigui 12, tai yra 12 cm skersmens vazono, jeigu labai turi daug vietos, sodinkite į 13. Bet pilnai užteks ir 12 šito vazonėlio. Taigi, gal paimkim ir pradėkim sodinti. Būtų labai gerai, kad panaudotumėte drenažo granulės. Jum truputėlį būtų ne taip baisu perlieti augalą, o be to jis gautų oro iš apačios. Šiandien norėčiau naudoti balkoninių gėlių substratą. Jis yra lengvesnis ir kodėl aš jį rodau? Todėl, kad noriu parodyti, kaip ir biohumusą panaudoti ir kaip panaudoti ilgaveikės trąšas. Nes jeigu jūs naudosite tą jau pilnai paruoštą, paprasčiau bus. Tačiau, kad žinotumėte ir matytumėte, kaip tai yra daroma. Taigi, gruntą mes įpylėm. Tačiau, kad vėlgi jums būtų mažiau rūpesčio, o gruntas, kaip matote, yra paruoštas taipogi. Yra įdėtų granulių putplasčio. Jis jau bus puresnis ir augalam bus geriau, lengviau prieis oras ir nesukris, kada pastoviai laistis. Čia esu pasiruošus įgerio granulės. Įgerio granulės gali būti įvairios. Čia yra stambesnės, bet jeigu jūs nupirksite smulkesnės, tai jos turi lygiai tą pačią vertę, sakykime. Nes kiekviena ta maža granulytė, kaip matot, sugeria
200 ir daugiau kartų vandens, negu jos pačios yra tūris. Todėl mes dedame į mažą vazonėlį užtenka šaukšteliuose. Jau tas augalas augdamas, jeigu jūs laiku nepaliejote, jisai atsigers iš šitų granulių. Jeigu jūs perliejote ir stovi vanduo, granulės sugers tą vandenį ir augalui vėl šaknis nepus. Taigi, dabar, sakykime, imam sodinam va šitą mūsų gražiąją raudoną Antonį pelargoniją, jostuotąjį pelargoniją. Užaugs kupstas va toks. Čia ryškiais raudonais žiedais žydės, o dabar jau aš norėčiau primaišyti ir būtent biohumuso. Kaip sakiau, čia daržovių yra biohumusas, čia yra pas mus skirtas gėlėms. Biohumusas tai kas yra? Biohumusas yra perdirbta organika, sliekų perdirbta organika. Jeigu jūs nupirksite tik tai biohumusą, gryną, jo reikės daug mažiau, jo maišoma nedaugiau trečdalių. Taigi, išmaišom su viskuo, su įgerio granulėm, su balkoninių gėlių gruntu. Galima tiesiog pasidaryti, jeigu taip jums patogiau ir jūs neįpratę, galite dozuoti. Sakykime, sauja šito ir šito. O jeigu dozuosite gryną, tai tada biohumusą, tai tada reikės jums tiesiog trečdalio, nedaugiau. Sodinuką įstatome tokiam lygyje, kokiame jisai augo. Jeigu jūs pasodinsite giliau, pradės apatiniai lapai jums geltonuoti ir, žinoma, nereikia itin užspausti. Jeigu užspausite, neprieis oras prie šaknų, augalas blogai augs. Itin tai liečia sprigės. Sprigės aplamai mėgsta labai lengvą, tiesiog ją įstatai ir užberi. Ir vos spusteli. Šitas augimo stimuliatorius, Agronom Energetik vadinasi, jisai suaktyvina šaknų augimą. Šitas litrui vandens, kadangi mes naudosime mažesnę talpą, mes naudosime mažiau tiesiog to tirpalėlio. O tokia pieno spalva gaunasi. Yra įvairiausių trąšų ateičiai, jau kada augalą pasodina. Bet jeigu jūs naudosite trąšas osmakoto, ilgaveikės, kurios palaipsniui atsipalaiduoja, tai jas tiesiog galite įterpti, užberiam žemelių dar, kad jos būtų žemėje visą laiką. Galima jas net žemiau įterpti, bet tai neturi reikšmės, nes kai laistysime, jos palengva tirps ir pasieks pačias jau giliausias šaknelis. Taigi, palaistėme energetiku, jis mums skatins šaknų augimą. Tačiau dar turime vieną nepaprastai gerą preparatą, tai yra regeneratorius vadinasi. Regeneratorius bet kokiem augalam, ne tik balkoniniam, ne tik kambariniam, tačiau ir lauko augalam. Bet nereikia pamiršti, kad mes atgaiviname šitą augalą per lapus, bet augalas ima tada gražiai bujoti. Tiesiog atsigauna per porą dienų. Bet jis turi turėti ir trąšų. Nes jeigu jis neturės trąšų, jam paskatintas yra augimas, o trąšų nebus, jis taipogi blogai augs. Na štai, mes turim jostuotąją pasodintą pelargoniją.